Sodros failo apie ligas importas į sistemą. Šis vaizdo įrašas yra skirtas pademonstruoti, kaip patogiai ir greitai importuoti į sistemą informaciją apie darbuotojų nedarbingumą. Taigi pradžiai parsisiųskime Sodros failą apie darbuotojų turėtą nedarbingumą per laikotarpį. Prisijunkite prie Sodros portalo ir formuokite nedarbingumo pažymėjimą. Svarbu, kad pažymėtumėte formatą XML bei supildytumėte ataskaitos filtravimo duomenis. Suvedus spauskite mygtuką vykdyti. Bei išsisaugokit sugeneruotą failą pas save kompiuteryje. O dabar grįžkime į sistemą ir importuokime parsisiųstą ir išsisaugotą failą. Navigacijos juostoje pasirinkime personalas ir atlyginimai, personalo operacijos. Spauskime mygtuką importuoti nedarbingumo informaciją ir pasirinkime parsisiųstą failiuką. Palaukime keletą sekundžių, kol sistema failą importuos. Sistema informuoja mus apie pradėtą vykdyti importą ir po kelių sekundžių matysime naujai sukurtas operacijas. Importuotas operacijas belieka patvirtinti. Pažymėkime jas visas ir spauskime mygtuką patvirtinti kelis. Po kelių sekundžių visos personalo operacijos bus patvirtintos. Primenu, personalo operacijos yra būtinos stabilių žymėjimui bei ligos skaičiavimui. Taip pat personalo operacijas galite kopijuoti, pasinaudodami mygtuko išsaugoti kaip funkciją. Po mygtuko paspaudimo sistema sukuria identišką personalo operaciją kopijuojamai. Sukurtą naują personalo operaciją pasikoreguokite bei pasitvirtinkite. Mygtukas išsaugoti kaip skirtas palengvinti bei pagreitinti vienodų personalo operacijų, kur skiriasi tik laikotarpio vedimas, suvedimą.